Labai dažnai mano darbe yra užduodamas klausimas, ką galima valgyti gydymosi metu, ypatingai chemoterapijos, kadangi aš dirbu šitą darbą. Tai žinokit, aš jums galiu pasakyti, kad iš principo galima valgyti viską. Viso gydymo metu jūs valgote viską. Tikrai nėra specialios kažkokios dietos, į kurią reikėtų labai lygiuotis ir mažiau klausykite kitų žmonių nuomonių, nes tai, kas yra jums, nebūtinai turi būti taip, kaip buvo kitam žmogui. Todėl galima valgyti viską. Tačiau yra didelis bet ir yra labai didelis tačiau. Turite atkreipti dėmesį į save, į savo organizmą, į tai, kaip jūs jaučiate ir ko organizmas šiuo metu nori ir ko nenori. Tai va, tai čia yra pati svarbiausia taisyklė, į kurią aš visada akcentuoju atkreipti dėmesį. Galima suvalgyti ir to šokolado gabaliuką, galima suvalgyti ir tos bandelės, galima suvalgyti ir to greito maisto, jeigu tik tai labai organizmas nori, ir galima suvalgyti, nežinau, bele ką jūs tik tai įsivaizduojat. Tačiau visada reikia nepamiršti atkreipti dėmesį į tai, kaip jūs jaučiatės šiuo metu ir ko jums labiausiai reikia. Jeigu norite sveiko maisto, valio, valgykit sveiką maistą. Jeigu norite to šokolado plytelės, irgi valio, suvalgykit ir pamatysit, kaip bus gerai.